Čia Lingailė. Čia jos daiktai. O mano daiktus paskui pamatysit. Žodžiu, atvažiavom į Kiprą čia tiems, kurie prašė manęs, kad aš siūsčiau, kuriems buvo labai įdomu. Po daug laiko nefilmavimo. O, palmės. Nu va, palmės. Man tai tau palmės. Norėjai palmių. Tai va, esam Kipre. Nu ir dabar ieškosim autobusų, kaip nuvažiuoti iki mūsų gyvenamosios vietos. Na ir po to ten po biškelį kažką tais gal ir kelsiu. Alyvogės. Alyvogio medis. Vis dar laukiam autobuso. Paragaučiau, bet atrodysiu kaip klaunas, jeigu čia pradėsiu ragauti kažkokias uogas, daržovės palei jos. Keistokai kitoj pusėje. O dar planuoju mašiną išsinuomoti, tai čia vapčia bus įdomiai. Už 120. 2 naktim. Spinta. Aišku, padarėm. Jau jovalą tik jai. Spėjom išsmaudyti. 60 modas įmintas. Ir viskas. Eisim į centrą pavalgyti. Nu va, čia taip atrodo tipiniai priemiesčiai. Čia prieš, nepasakysiu prieš kiek laiko. Žodžiu, kai man buvo 15-16 metų, bet panašiam rajone gyvenu. Tai realiai panašiai ir atsimenu. Tik nematau dar, net nemačiau, kiek bandžiau pažiūrėti kaktusų. Tai kaktusą būtų įdomu dar pamatyti. Dar vienas draugas. Nekviesk, nereikia mums tų katinų. Čia asmeniškai Mantui maistelis, kurį mes užsisakėm parodyti. Neprašinėk mūsų daugiau, kad siuntinėtumėm tau vaizdelius su maistu, nes mes neturim laiko, mes norim valgyti. Va, parodėm, ką mes valgom ir prašom. Nu, karts nuo karto gal parodysim, bet šiaip tais neprievartak mūsų. Nu, viskas. Atėjom prie jūros. Dabar pažiūrėsim kaip vaizdo kokybę. Ir turbūt šiandien baigsim visus filmavimus. Pasivaikščiosim biškelį su Lingaile. Tęsim visą filmavimą turbūt rytoj. Einam prie jūros. Akmenys. Koralai kažkokie. Atėjom į kažkokį festivaliuką. Dirty bite. Kiek daug statinių prikrauta. Ten kažkoks jau pastatas. Lingailė užsakinėja tradicinių patiekalų. Pažiūrėsim, ką čia gaus. O, koks didelis. Jo, ką tu galvoji, 5 eurus, o čia vaikiška porcijės, čia tau ne Lietuva. Jep. O. Pažiūrim. Va čia. O. Kaip atrodo. Ai, nieko nesimato beveik per tą kamerą. Bet gal normaliai matysi. Va, pakelsiu kamerą. Vienuoliktą valandą. Rytas. Ar priešpiečiai. Jau diena visa. Diena visa gal palikaršti. Tai
pleškina 24 laipsniai šilumos. Atrodo, kad jie upė šilčiau. Esame Karpatuose. Tenais buvo tūsas vakar, kur valgė Lengvailis Kurvis. Čia tiltelis va. Paplūdimių nėra. Centriuke. Reikia kažkur važiuoti tolėliau. Nu ką, priėjom paplūdimiuką. Bandysim pasimaudyti. Vandenėlis šiltas. Labai šiltas, matau. Čia. Statoka. Pilna akmenų visokių. Ką? Tai plauk. Bet vanduo tai labai šiltas, eik tu savo. Man kaip neturinčiam riebalų sluoksnį biškis vėsesnis neįprastai, bet... Čia smėliukas, kaip svaitas. Ne kitam paprastam mirtingajam. Ten kažkokia viskas. Oi, tu savo kaip šilta. Nu ką, reikia bandyti paplaukti. Eik, savo kaip gerai. Jo, keliai viršų. Jo, kelias. Labai keliai, eik tu savo geras. Plūdurio ir viskas. Nu ką. Žodžiu. Po visos dienos paieškų mašiną išsinuomoti. Radom protingiausią, geriausią variantą. Taip pasigūglinti vietinius nuomos punktelius, ten, kurie užsiminėja šeimos versliukų tenais ir panašiai. Ir su jais dėrėtis ir mokėti tik grinais. Tai va, nueisim ir pamatysim. Palauk, čia kas yra? Žodžiu. Išsinuomojom ką mašiną. Gerai, neskubam, mane apsižiūrim. Čia kitoj pusėje vairas. Čia tas. Nu, bus čia gerai pasivažinėję dabar. Iki namų. Spausta, ne, kai perjunginiai? Jo. Gerai, čia neutral. Čia... Gerai. Čia rankinis. Posūkiais išmok naudotis. Taip. 4 minutės iki namų, žodžiu, žiūrėsim, kiek laiko čia važiuosim dabar. Siaubas. Ko šviesas čia yra, pala? Tai turėtų būti. Gal automatiškai? Nu viskas, pradedam važiavimą. Dar ne. Čia. Ai, eras gerai. Lauk. Ai, parodys, kaip važiuoti. Nerodo, kad važiuoti? Ne, dar patrauk kamerą nuo veidrodėlio. Važiuok. Nu, čia šeimininkas nuomos. Thank you. Va, kuria pusė važiuoji? Teisinga važiuoji, gerai. Teisinga pusė. Siaubas. Nu Gerai, tu man... Gerai. Važiuok tiesiai, Darius. Nu, kaip jau tiesiai kitaip važiuojam, važiuojant ar nelabai dar? Dar ne. Dar nebuvo paskui. Va čia reikės tau tuoj sukti kairiau. Čia? Ar toliau? Kairiau. Va čia, jo. Čia? Palauk, ne tiesiau. Va čia. Čia valytuvai. Ne, ne į tą pusę. Va čia dabar. Eik tu na. Sorry, aš keiksmažodžius. Tai eik tu na nėra. Manau, kad... Kur dabar? Čia reikės į kairę ir tada iš karto taip jau dešinę maždaug. Jo, čia į kairę. Blet. O, sorry. Čia reikia sustoti. Stop ženklas, matai.
Iš karto reikiuokėsi ten pačią galinę juostą, nes matai ten, kur tos mašinos nusukinėja, tau ten reikės nusukinėti. Žiūrėk, o tenais negailė pirštų rodo. Matau. Matai, tu į kitą pusę žiūri. Čia, ne? Jo. Tai kam klausi, jeigu tu matai? Kaip išjungti? Nu tai kaip įjungi, taip ir išjungi. Gerai, tu prisijung, prisimink, kad tau reikės tenais važiuoti. Tu įsizdėmėjai, kiek kuro yra pripilta? Ne. Ai, nu biškai yra mažiau. Gerai, važiuok. Į tenais tą juostą važiuok. Matau, Jonai. Gerai, kol kas Gerai, tiesiai. labiausiai reiks priprast prie posūkių, galiu pasakyti. Kad ne toj pusėj. Ai. Nes aš dabar automatiškai sakinėjau kitą pusę. Keiksmažodžius išbypinsim. Aš nemoku. Tiesiai? Jo. Aš pasakysiu, kada sukinėtis reikia. Gerai, kad automatą žinotų, nes nespėčiau galvoti. Jo. Tai tikrai gerai. Čia reikia. Ne, gal dar ne čia. Ne čia dar. Pavažiuok. Čia, man atrodo, toj bus. Važiuok paskui tą baltą mašinę kol kas. Ir čia toj reikės sukti. Jo, čia reikės toj sukti. Jau rodyk posūkį. Va, kaip ta mašina nusuka, taip pat ir tu nusuka. Kaip ir šitą mašiną. Pristabdyk, neskubėk, pažiūrėk, ar iš priekio nėra mašina. Jo. Ir dabar? Į kairę va čia. Čia? Jo. Jau norėjau kitą pusę varyti. Kur dabar? Tiesiai. Ne, čia šitie. Tai čia apsukti reikia ir viskas. Jo. Gerai, čia į dešinę. Atsargiai. Nenervink. Nu, į dešinę. Fū, atvažiavom. Oi, geras šitas. Kitas žingsnis Palauk, bus dabar važiuoti išsimaudyti. Va čia, važiuok. kažkur yra mūsų šitagi. Ja? Jo. O kur yra mūsų? Reikia pasižiūrėti, kas parašyta. Va čia. O kas čia parašyta? Kur čia kas parašyta? Nepasižiūrėjau. Ai. 1, 2. Ai, pamiršau parodyti, kaip atrodo mašina. Tai va, mašina iš šono, labai gerai matos. Iš galo, raudoni numeriai, tai reiškia, kad turistai vairo. Visi, kas su raudonais numeriais yra, tai vadinasi, kad turistai. Va, mašinytė. Sumokėjom už 2 savaitės 370. Su visais draudimais, kad abudu galėtumėm vairuoti ir panašiai. Žodžiu. Nu gerai, važiuojam į paplūdimį, privažiuosim to jau žiedą, pažiūrėsim kaip seksis. Mes vis dar važiuojam. Va, žiedas rodo, kad reikia važiuoti priešingą pusę, nei kad įprastai mums yra. Eik tu savo, jo, teisingai tik žiedas. Jo, tiesiai. Per kairę pusę. Gerai, tas motrolis pavažiavo. Man nepanikuo gerai. Daryko. Tas motrolis atrodė, kai važiuoji, bet jie turbūt patys stebė. Jis vietinis. Kur dabar?
tiesiai kilometrą 600. Nu, pravažiavom žiedą. Išgyvenom. Toliau kažką dėsim su video, kai būsim prie paplūdimio turbūt. You can feel it in every smile. Nu, žodžiu, iš to, kiek atsimenu, tai standartiniai paplūdimiai. Ui, vėsus. Būna tokie iš akmenukų labai bjauriai vaikštas. Čia yra Afroditės uola kažkokia ten, žodžiu. Pasiskaitykit istoriją, jeigu norit. Kaip vadinasi? Afroditės kažkoks akmuo tenais ar uola. Ui. Tai mes einam vėl maudytis. Dabar neaišku, kas čia yra pačioje. Yra akmenai. Ui, gerai, žodžiu, einam maudytis, nebefilmuosiu.